gaminate energiją. O vat ką jūs išgyvenat, ką provokuoja tas veiksmas, ar matomas kažkoks, jūs matote, kad mama bučiuoja ten vaiką, ar jūs matote, kad kažkas ginčiasi. Ir jumise tik išprovokuoja kažkokią reakciją. Tai ta reakcija jinai gamina energiją. Ir kokią jūs atiduodate energiją, tai tokią maitinasi arba struktūrą, arba jūs toliau tobulinate savo struktūrą. Jeigu tai yra, kaip sakant, harmoninga energija, jūs atgal atiduodate, nereaguojate. Tai vat sąmoningas žmogus yra, sąmoningo žmogaus tikslas yra išeiti į harmoniją, tai yra nereakcija. Nes tada jūs esate tik stebėtojas ir mėgaujatės gyvenimu. Tai nereiškia, kad kai jūs mėgaujatės, jūs pakylate iki pat dangaus iš laimės ir kai jums yra negera, jūs krentate visiškai minus. Tai yra dualumas. O mūsų tikslas yra išeiti į harmoniją, kai mes tik tai stebime ir egzistuojame kaip dievai, nes mes ir esame dievai savo matricos kūrime.